ne tada iš tikrųjų, kai mums sekasi, o gyvenimas keičiasi tada, kai mes pasirenkame ateiti į tokias vietas, kuriuose galime išgirsti tai, ko dar gal nežinojome arba tiesiog gal negirdėjome, o gal tiesiog užmiršome. Ir kai dalyvaujame įvairiuose renginiuose, seminaruose, susitikimuose, mes gauname galimybę pamatyti ne tik naują informaciją, mes išgirstame ir kitų žmonių istorijas. Ir tada galim pagalvoti, čia gerai, viską aš darau teisingai ir einu teisingu keliu. Arba, palauk, gerai, šitoj vietoj gal aš galėčiau kažką padaryti kitaip ir kažką pakeisti. Ir tai galioja iš tikrųjų visose gyvenimo srityse. Mes domimės sveikata, nes norime tiesiog geriau jaustis. Mokomės apie santykius, nes norime geresnių santykių. Mokomės apie saviugdą, nes tiesiog galbūt norime to vidinio augimo. O šiandien mes pakalbėsime ir pažvelgsime į tą dar vieną labai svarbią gyvenimo dalį mūsų gyvenime, tai yra finansai. Bet truputėlį per kitą prizmę, nes pinigai iš tikrųjų yra ta tema, apie kurią dažnai kalbame ir net kalbame per mažai, o kartais iš tikrųjų net bijome apie tai kalbėti. Ar susidurite su tuo? Ir galbūt šiandieną būtent bus tas vakaras, kai išgirsite galbūt mintį, apie kurią anksčiau galbūt tiesiog nebebuvot pagalvoję, arba tiesiog pamatysite tą galimybę, kurios anksčiau tiesiog nematėt. Ir šiandieną aš kviesiu galbūt tiesiog atvirai pasakyti savo, nereikia čia į komentarus, į čatuką rašyti, tiesiog savo atsakykite į šiuos klausimus, kuriuos aš užduosiu. Kas norėtų daugiau ramybės dėl pinigų? Kas norėtų galbūt daugiau pasirinkimo laisvės? O kas norėtų gyventi ne vien iš pareigos, bet ir iš to noro? Ir kas norėtų galėti tiesiog dažniau pasakyti, aš galiu savo tai leisti, aš galiu pasirinkti, kaip daryti, ką veikti. Aš neprivalau rinktis šito tik dėl to, kad, pavyzdžiui, šitas kainuoja pigiau. Ir manau iš tikrųjų, kad dauguma mūsų norime tiesiog labai panašių dalykų. Aš nekalbu čia apie tai, kad mes norime prabangos dėl prabangos. Ne, ir mes nenorime begalinio kiekio daiktų. Mes tiesiog norime to kokybiško gyvenimo. Mes norime jaustis saugiai, mes norime turėti to daugiau pasirinkimo, pasirūpinti savo šeimą, gal galia keliauti, investuoti, pasirūpinti, svarbiausia, savo sveikata, padėti vaikams ir tiesiog galbūt nesukti savo galvos, iš kur šį mėnesį paimti vieną ar kitą sumą pinigų, kad galėtų skirti kažkam. Ir iš tikrųjų čia šioje vietoje susiformuoja labai toks įdomus dalykas, kad pinigai mums dažnai nėra tik pinigai. Jie yra galimybė ir kartais net labai labai tiesiogiai susiję su santykių tema. Daug žmonių atrodo iš išorės labai stiprus, ne? Bet jie iš tikrųjų nešasi tą tokią įtampą viduje. Ir vis sukasi tie patys klausimai, kaip viską suspėti, kaip viską apmokėti. Gyvenimo visokiems atvejams, kaip investuoti, iš kur gauti pinigų atostogauti. Ir labai dažnai būtent pinigai tampa viena iš tų priežasčių, dėl kurių šeimoje kyla įtampa. Ir vienas nori vieno, nesakykime, kitas nori kažko kito, tada sako, kad negalime, vienas nori kelionės, kitas per brangu, vienas nori investuoti, kitas bijo. Ir tada mes ginčiamės ne visada dėl pačių pinigų, ne, kaip ir minėjau, bet ginčiamės dėl saugumo, baimės ir tos pasirinkimo stokos. Todėl aš manau, kad žmogus ir visi apskritai žmonės nusipelno tiesiog daugiau nei tik išgyventi, ar kaip sako, egzistuoti, bet žmogus nusipelno klestėti. Tik mes dažnai iš tikrųjų buvo mokomi būti atsargus,
taupyti, neleisti, nerizikuoti, bet retai iš tikrųjų buvome mokomi būti drąsus, mokomi dirbti, mes buvome mokomi dirbti dėl pinigų, bet ne visada buvome mokomi kurti, kad turėtume daugiau pajamų šaltinių, mokomi taupyti, bet ne visada mokomi auginti savo pačių vertę. Ir aš iš tikrųjų nesakau, kad čia taupyti nereikia, žinoma reikia, bet yra riba, kiek gali sutaupyti, ane? O galimybių mokytis, auginti savo vertę, kurti ir ieškoti tų papildomų pajamų šaltinių yra gerokai daugiau. Tai lygiai taip pat ir mes su vyru, kol nepradėjome domėtis visais papildomais pajamų šaltiniais, tiksliau, kol į mūsų gyvenimą, lygiai kaip šį vakarą mes susitikome čia, neatėjo tinkama informacija, mes gyvename nuo algos iki algos. Kartais būdavo net iš tikrųjų tokių momentų skaudžių, kad net pritrūkdavo iki mėnesio algos, iki sekančios mėnesio algos. Ir taip iš tikrųjų, kaip sakau, pamokos tikriausiai kiekvienas turi praeiti, mes praėjom, tai toliau dėliojame ir iš tikrųjų pasirinkome šioje vietoje nepasilikti ir keisti. Tai ir dėkingi esame ir šitą informaciją, kuri atėjo iki mūsų. Bet prieš pradėdama kalbėti iš tikrųjų apie galimybės, aš noriu truputėlį pasižiūrėti į realybę. Nes ir čia yra ne mano nuomonė, čia yra ne kažkur iš socialinių tinklų, čia yra tiesiog skaičiai, kuriuos aš ištraukiau iš Lietuvos ekonomikos puslapio, šiuo metu. Ir Lietuvos iš tikrųjų ekonomika yra tokia dviprasmiška. Europos komisija prognozuoja, čia yra tokios kaip po prognozės, statistika yra vėlgi bet čia tokia kaip po prognozė, kad Lietuvoje ekonomika 26 metais augs apie 3%. Taip pat prognozuojamas yra ir atlyginimo auginimas apie 7,1%. Kaip ir gera žinia, bet yra ir kita medalio pusė. Europos komisija prognozuoja, kad 26 metais, nors jau yra rugpjūtis, infliacija 4,4%, o birželį infliacija Lietuvoje buvo 5,4%. Tai reiškia, kad net jeigu mūsų pajamos auga, kartu auga ir tai, ką mes už tos pinigus perkam. Ir kągi tai reiškia? Kad didesnis atlyginimas nebūtinai automatiškai reiškia didesnę finansinę ramybę. Nes prisiminkime, kartu keičiasi ir mūsų tie poreikiai, mūsų vaikai auga. Čia ne tas pats, kas buvo mano 2-metis ar 3-metis, šiandieną yra 15 ir 12 ir jų jau poreikiai yra kiti. Atsiranda galbūt daugiau išlaidų, norisi gal geresnio būsto, ar tiesiog atnaujinti būstą, kaip ir minėjau, norisi pakeliauti, norisi galbūt ir kažkur investuoti, pasirūpinti sveikata, kas yra labai labai vėlgi svarbu. Ir žinoma, norisi gyventi ne tik nuo tos algos iki algos ir to pasirinkimo, todėl žmogus gali šiandien iš tikrųjų uždirbti daugiau nei prieš 5 metus ir vis tiek sakyti, aš kažkaip nejaučiu to geresnio gyvenimo. Ir taip pat dar pažiūrėkime ir į šiandienos darbo rinką. 26 metų Liepos 1 dieną Lietuvoje buvo registruota 141 000 darbo neturinčių žmonių, o registruotas nedarbas siekia 7,7%. Ir man iš tikrųjų atrodo, kad šitas skaičių verta biškį pažvelgti galbūt ne tik kaip į statistiką, nes darbo rinka šiandien keičiasi labai greitai ir dinamiškai, ta prasme, tas pokytis yra. Ir mes gyvename tokiam laikotarpyje, kai į mūsų tą kasdienybę vis labiau ateina ir dirbtiniai intelektai, atrodo automatizacija, naujos technologijos, ir tai reiškia, kad keičiasi ne tik tai, kaip mes dirbame, bet ir tai, kokio žmogaus darbo vis reikia ir kaip tas pokytis vyksta. Tik ar mes spėjom su to pokyčiu irgi keistis. Ir vienos profesijos keisis, kai kurios užduotis bus automatizuotos, atsiras naujų profesijų, o žmogaus gebėjimas mokytis ir prisitaikyti taps vis svarbesnis. Todėl kaip yra svarbu matyti, prisitaikyti ir atrasti. Ir aš tikrai nesakau, kad dėl to reikia kažkaip bijoti savo darbo. Ne, atvirkščiai, aš pati šiandieną dar turiu samdomą savo darbą ir įvertinu iš tikrųjų, nes man jis patinka. Ir aš jį turiu kaip vieną iš savo pajamų šaltinių. Tačiau aš turiu pasirinkimą.
ir aš jo pasidalinsiu. Daugelis žmonių iš tikrųjų samdomas darbas yra tikrai puikus, sakykime, stabilus ir reikalingas galbūt tas pajamų šaltinis, tačiau klausimas šiandieną yra, kurį šiandien, kiekvienas galbūt mes turime savo užduoti tą klausimą, ar mes norime, kad mūsų vienintelis pajamų šaltinis būtų mūsų darbo laikas, nes mūsų laikas yra ribotas, mūsų energija yra ribota. O jeigu mūsų pajamos priklauso tik nuo mūsų darbo laiko, vadinasi, yra ribotas mūsų galimybės tas pajamas padidinti. Ir įsivaizduokite, pavyzdžiui, du žmonės, abu uždirba, tarkime, po 2000 eurų, abu turi šeimas, abu turi būstą, abu turi vaikų, abu keliauja, nori, sakykime, keliauti, nori investuoti, nori, jausti tą saugumą. Tik vienas turi vieną pajamų šaltinį, o kitas turi pagrindinį darbą, veiklą galbūt, ir dar vieną ar kokius kelis galbūt net papildomus pajamų šaltinius. Ir šiuo atveju, tas žmogus, galbūt jisai, šiuo momentu galbūt jisai nebus turtingesnis už tą pirmąjį, bet kas atsitinka, jisai turi daugiau pasirinkimo ir turi daugiau ramybės. Ir būtent apie šitą pasirinkimą šiandien aš ir noriu kalbėti. Nes kai žmogus iš tikrųjų gyvena nuo algos iki algos, kiekvienas netikėtas įvykis tampa stresu. Šeimai, vyrui, žmonai ir apskritai. Sugedo automobilis, stresas. Vaikui kažko reikia, stresas, norisi atostogų, reikia skaičiuoti, norisi investuoti, gal kitais metais, šiandien tiek to. Ir tada pinigai tampa, ne tik pinigais, jie pradeda veikti mūsų nuotaiką, mūsų sprendimus ir mūsų santykius. Todėl šiandieną iš tikrųjų nekalbu apie norą tiesiog turėti daugiau pinigų. Aš noriu, kad tiesiog pajausti, kad tas noras turėti, kad būtų daugiau ramybės, daugiau pasirinkimo, to finansinio atsparumo, nes tada bus ir daugiau sveikatos, ir geresnių santykių, ir žinoma, daugiau galimybių. Ir dabar, noriu jūsų paklausti, jeigu šiandien norėtumėte susikurti tą papildomą pajamų šaltinį, kokio modelio jūs ieškotumėte? Pagalvokite, atrodo. Galbūt gali kažkas ir komentaruose parašyti. Tikriausiai norėtumėte, šiandieną esu tokioje situacijoje, kaip ir noriu papildomų pajamų šaltinio, kad nereikėtų didelio kažkokio pradinio kapitalo, nereikėtų kažkokio galbūt spec universitetinio išsilavinimo, kad dabar keisti reikėtų visą tą išsilavinimą, nereikėtų patiems kažko kurti ar užsimti kažkokią gamybą, nereikėtų sandėlio ar galbūt net darbuotojų samdyti. Ir galėtume pradėti šalia savo pagrindinio darbo, jeigu darbas yra mėgiamas, ir aš tiesiog noriu šalia pridėti. Galėtume dirbti tada, kada galite. Šiandieną turiu valandą laiko ir kažką padariau naudingo. Galėtume mokytis, galėtume augti palaipsniui. Ir svarbiausia, kad galėtume tiesiog pradėti nuo ten, kur šiandieną esu. Sėdžiu ir aš galiu pradėti. Neblogai skamba, ne? Ir įsivaizduokit, toks modelis yra. Ir jisai egzistuoja. Ir būtent aš kalbu apie modelį, apie kurį galbūt jau šiaip ir esat girdėję. Galbūt turite kažkokią tai nuomonę, o galbūt tiesiog iki šiol net negirdėjote. Bet aš tikriausiai manau, kad dauguma jau girdėjo. Tai taip, tai yra tinklinės rinkodaros verslo modelis. Ir aš šiandieną iš tikrųjų nenoriu jūsų, sakykime, įtikinti, kad tai yra vienintelis būdas uždirbti. Tikrai ne. Bet aš noriu jums parodyti, kodėl būtent šis modelis yra labai, galėčiau 5 kartus pakartoti, labai patrauklus žmogui, kuris ieško to papildomo pajamų šaltinio ir kuris net realiai kartais ir pakankamai dažnu atveju netgi patampa pagrindiniu. Ir kompanija, tai būtent, turi produktą, jau turi sukūrusi visą gamybą, su mokslininkais, su tyrimais, jau sukūrė visą logistiką, turi sistemą ir žmogui nereikia pradėti nuo nulio ir viso to sukurti pačiam. Ir čia yra vienas dalykas, kuris iš tikrųjų man labai patinka. Tai yra, kad žmogus gali pradėti nuo ten, kur yra. Jis neturi tapti verslininkas iš karto, neturi kažkokio, kaip ir minėjau, išsilavinimo turėti.
ar ten tapti kažkoks pardavimų guru ir viską mokėti iš karto, tai galima tiesiog šiandien pradėti mokytis nuo pirmo puslapio. Ir aš kiekvieną kartą pasitvirtinu, kad prieš 17 metų aš įstojau į geriausią gyvenimo universitetą. Ir būtent todėl aš šį modelį matau ir pasirinkau ne tik kaip galimybę uždirbti, aš matau jį kaip galimybę žmogui užsiauginti naujus įgūdžius, augti ir tokiu būdu ir uždirbtas pajamos, kurios neturi ribų. Ir būtent mano pasirinkimas prieš 17 metų buvo būtent Neolife kompanija ir visada juokiuosi, tai buvo geriausias antras mano sprendimas po vyro gyvenime, nes čia būdama aš daug ko išmokau. Aš ir tokiamis, ta prasme, išmokau nuo sveikatos pagrindų, pinigų valdymo piniginėje ir banko sąskaitose iki vidinių dalykų, tai yra mūsų mintis, mūsų žodžiai, kurie pagrindas, kuriant tokį gyvenimą, kurio mes norime. Ir kai aš atėjau būtent į šitą patinkamą aplinką, aš pradėjau suprasti, kad ir aš pradėjau tiesiog labiau pasitikėti savim. Gaudama visą palaikymą mūsų bendruomenės, pradėjau veikti, kurti, kai pamačiau, kad iš tikrųjų daug pavyzdžių yra, kuriems pavyko, tai aš pradėjau tikėti, kad galiu ir aš. Ir tinkamai būtent, ir kad, tarkim, mums kažkokio nereikia didelio stebuklo, kad įvykti. Kartais tiesiog reikia tokių žmonių, kurie pasakytų: Inga, Giedrė, Jonai, Tomai, tu gali daugiau. Tu gali padaryti tai, ką tu nori. Ir tikrai tada nežinojau nieko. Ta prasme, nieko nežinojau, bet aš tiesiog mokiausi. Aš bandžiau, klydau, augau. Ir iš tikrųjų vis dar tai darau. Ir bandau, ir klystu, ir vėl ir augu, ir taip kiekvieną dieną. Ir todėl ši veikla man davė iš tikrųjų daug daugiau, ne vien galimybę uždirbti. Ji išmokė mane komunikuoti, kalbėti, būti drąsesniai, mokytis, tiesiog kurti santykius, siekti savo svajonių. Ir svarbiausia, kad ji pakeitė apskritai mano požiūrį. Prieš 17 metų, tai, sakau, kardinaliai pasikeitė mano požiūris į tai, kas yra ir darbas, kas yra pajamos, nes vėlgi tai mes turėtumėm atskirti, ne? Ir kai tavo laikas iš tikrųjų nepriklauso nuo gaunamų pajamų, nes ir atostogų metu galiu gauti pajamas ir galiu atostogų metu mėgautis, kaip ir tai dariau. Ir tiesiog galėjau pradėti kurti galimybės tiesiog šalia to, ką visą tai turiu. Taigi, koks šis verslo modelis yra, ir aš tiesiog noriu parodyti tą tradicinį verslo modelį. Oi, atsiprašau. Tradicinį verslo modelį. Tai yra verslo modelis, tikrai mums yra pažįstamas, ne, tai yra gamintojas, yra klientas ir yra daug grandžių į tarpą, kurie taip pat nori uždirbti. Nori pasimti pinigus ir kiekviena ta grandis tikrai daug kainuoja ir reikia daug investuoti. Už tai kartais produkto kokybė, mes žinome, tikrai kartais nukenčia ir dėl to ir dėl visų šitų grandžių tiesiog mes turime arba mokėti daugiau, arba turėti prastesnę kokybę. Neolife verslo modelis tai yra kompanija, tai yra klientas ir yra žmogus, kuris supažindina kompaniją su klientu. Ir tas žmogus tokiu verslo modeliu kompanija gali skirti didesnę savo pinigų dalį produktų, investuoti į produktus, investuoti į būtent konsultantus, taip gali uždirbti tas žmogus, kuris būtent dalinasi šituo verslo modeliu. Ir man tai yra iš tikrųjų labai, labai unikalus verslo modelis, kadangi kiekvienas žmogus gali pasinaudoti šituo būtent verslo modeliu. Ir šiandieną iš tikrųjų mes su vyru sujungdami darbo santykius, Neolife veiklos pajamas, kurios lyginant su samdomu darbu būna ir didesnės, lyginant su mano samdomu darbu. Tai nes iš tikrųjų mes matome, sujungdami būtent šias veiklas, mes pamatėme, kad yra daug daugiau galimybių gyvenime. Mes pradėjome tiesiog investuoti į nekilnojamą turtą,
akcijų biržas, ir toliau tiesiog tas galimybės plečiame neribotas, nes yra neribotos tos galimybės tiek pačioje Neolife veikloje, kuriant tarptautiniu mastu, dalinantis, bei taip pat, kaip ir sakau, kai yra didesnis pasirinkimas, yra didesnių galimybių spektras. Ir tai yra kelionė, kuri neatsitiko per dieną, tai yra kelionė, kaip tiesiog padarėm sprendimą, kad mes norime keisti, mes nebenorime gyventi nuo atlyginimo ir galvoti, iš kur gauti pinigų mokesčiams sumokėti. Tai tokiu būdu keičiasi ir gyvenimas. Na, o dabar aš noriu pakviesti savo draugę, kurią būtent sutikau šioje veikloje, savo kelionę ir daugiau papasakos apie mūsų partnerį Neolife. Aš čia ta draugė, aš tikriausiai būsiu. Taip. Labai, Inga, įdomu buvo tavęs klausyti, labai gražių komentarų, Eglė rašo, tikrai pritariu Ingai ir džiaugiasi kartu. Ir tiesiog komentaruose gali tikrai parašyti, kokia yra jūsų nuomonė į tai, kaip jūs tą girdit, kaip jūs tą jaučiat, kol aš čia išsijunginėsiu visas lenteles. Nes mes dažnai nepriėmėm kažkokio tai sprendimo būtent, nes mes turim kažkokį požiūrį, kažkokį įsitikinimą arba kažkokią tai nuostatą, kuri mums neleidžia. Dabar tikriausiai jau viską atsidengiau, kad viską gerai matytumėt. Ir tas mūsų požiūris neleidžia tam tikrų sprendimų padaryti, arba tam tikros baimės, vėlgi mumis atitolina nuo kažkokio tai pasirinkimo. O bijom dažniausiai todėl, kad tikriausiai kažko tai nežinom. Bet kai tu eini, kai tu mokais, kai tu darai, ir žiūri, ir ta baimė mažėja, ir tada žiūri, kad kažkas tikrai tai daro, ir tai pasiekia, ir tu įgauni pasitikėjimą, ir šitoj veikloj tu įgauni tam tikrą pagreitį, ir kaip tu, aš tikrai sutinku su tavim, kad tai yra gyvenimo mokykla, ir čia, manau, ne vienas kalbėtojas dar tikrai patvirtins tai, kad kokias įgauni žinias būdamas šitoje sferoje, šitojame versle, tai tu niekur neįgysi taip plačiai ir taip giliai ir nepaklausi tiek, kiek mes galim tai padaryti. Tai aš truputėlį prisistatysiu, esu Giedrė Panacheda. Šioje veikloje esu 16 metų šiame versle, nuo 2010 metų. Tai jeigu tai pažiūrėjus, tai man, kai aš šitą veiklą pradėjau, man buvo 21. Ir kas, jeigu pasakytų, kad aš esu per jaunas arba ten dar kažkokį amžių savo esate nusistatę, kad ir neleidžiate, tai žinokit, čia amžiaus nėra. Svarbiausia, jūs tiesiog būkite pilnametis ir būkite žingeidus ir būkite savo gyvenimo šeimininkas ir startuokite. Ir per tą laiką susikūrė tam tikra ta komanda žmonių, tos pajamos, kurios šiai dienai man su vyru leidžia abiems būti namuose, keliauti, kur mes norime, kada norime, pusryčiauti kartu. Nes žinokit, aš nežinau kaip jūs, bet aš visada apie tai svajojau, kad mes galėtumėm visi kartu sėdėti ir niekur nelėkti, nes prieš tai turėjau visai kitokį gyvenimą. Tai ištekėjau, turiu 2 vaikus nuostabius ir būtent tą kuriam palaikančią bendruomenę žmonių, nes šiai dienai bendruomenė yra labai svarbi, nes kai tu esi vienas, tu toks esi kaip ta nendrė, lengvai lankstomas, bet kai tu įgauni žinių, tu gali į viską reaguoti, kaip čia pasakyti, ar tinka žodis adekvačiai, įsigilinant ir suprasti, kas aplinkui dedasi. Nes kai tu esi bendruomenė žmonių, kurie būtent šita bendruomenė atveda labai daug skirtingų žmonių iš labai daug skirtingų sričių ir tu gali iš kiekvieno iš jo mokytis ir gyvenime. Pavyzdžiui, sutikau Ingą, jie su vyru labai finansuose yra stiprus. Aš ne. Aš kirpėja su tokiu išsilavinimu, man atrodė, kad tų pinigų visiškai nereikia kažkaip planuoti ar kažką su jais daryti, jie ateina ir išeina. Ir tu nesupranti, ir tau šita galimybė atveda tau labai įdomių žmonių, kurie leidžia patirti tokius dalykus. Ir šitoje vietoje labai norėjau papasakoti savo istoriją, kai tu aš pagal specialybę esu kirpėja ir dabar įsivaizduokit. Aš laukiuosi,
grįžtu į Lietuvą ir mano pajamos būdavo tada 92 litai per mėnesį už vaiką. Ir tu galvoji, kaip tu čia reikėtų prisimokėti, tu į darbą išeiti negali, nes turi tu naujagimį, ne, ir tavo pajamos sustoja. Tada aš tada labai stipriai pradėjau dirbti, kada man vyras leido jau išeiti po metų priežiūros į darbus, vėl kol tu susirinki klientūrą, tada didelės darbo valandos, išvažiuoji anksti ir parvažiuoji labai vėlai. Žinot, tas kirpėjos nemoka atsakyti savo klientams ir prisiima, žinokit, ir sekmadieniais, ir po darbo valandų, nes jos nori būti tokios geros. Ir tu supranti, kad tavo gyvenimas kažkur tai bėga ir kad tu negyveni to savo svajonių gyvenimo. Mano kolegė ten išsioperavo ranką, raiščius ir jinai sustojo dirbti ir jos pajamos sustoja, suprantat? Ir tu esi toksai, jūs galit kiekvienas pasilyginti savo vietoj, pasimatuoti savo kėdę, kurioje sėdite ir kaip jinai su šita veikla, kiek aš galiu būti laisvas, jeigu aš nesėdžiu šitoje kėdėje, ar vis tiek aš gaunu kažkokias tai pajamas. Ir ar aš privalau būtent būti šitoje kėdėje, o galbūt aš galiu būti kažkur kitur, kaip mano viena bičiulė sako, susivaizduoja, sako, aš esu Afrikoje, pakrantėje ir aš tiesiog bendrauju su savo klientais, nes prisėdau 2 valandas atsigerti kavos ir aš esu pasiekiama. Tai aš truputėlį irgi išsiplėsiu į kaip ta visa veikla atrodo pas mane. Bet tiesiog uždėkit širdelę, jeigu jūs supratote, kad šitie du darbai ir 2 pajamos, jie yra labai skirtingi. Ir kai tu kaip kirpėjas sustoji ir tavo pajamos sustoja, tu išvažiuoji atostogų, tu nebeturi pajamų, tu kažkur nusprendėjai, kažkas tavo atsitiko, tu pajamų nebeturi. Bet kai tu užkuri šitą tinklinio marketingo, šitą tinklinio marketingo, tai yra tinklas žmonių bendruomenės, palaikančių vienas kitą, tu supranti, kaip tu kuri pagrindą, kuriuo tu galėsi pasikliauti ir kas turėjo kovidinį laikotarpį. Manau, čia irgi komentaruose galėtų pagrysti, kad tai daug kam padėjo išsilaikyti tuo metu. Jeigu bendrai truputėlį apie kompaniją, jūs suprantat, jeigu norit, aš kaip galvojau, kai tu pasirenki gyvenimo partnerį, kaip aš rinkausi vyrą, tu žiūri, koksai jis yra, ar man gerai yra patikimas, ar jisai yra tas vedlys, su kuriuo aš noriu eiti visą gyvenimą. Ir aš, kai rinkausi būtent Neolife kompaniją, žinokit, jinai nebuvo mano pirma ir vienintelė ir nepakartojama, prieš tai buvo įvairiausių kitų dalykų, bet tiesiog tai atitiko tai, ką aš noriu, nes tikriausiai pastebi dabar, tai viena kompanija eina, tai antra, tai trečia, tai nauja, tai niekada negirdėta, niekada nematyta, čia kažkoks stebuklas, ten dar kažkas. Ir mane tokie visada dalykai gąsdindavo, nes tai yra kažkaip nepatikrinta. Ir aš nežinau, ar aš kurdama verslą su šita kompanija turiu kažkokį tvirtą pagrindą, kad jinai išsilaikys ilgoj perspektyvoj. Ne? Ir čia sutinku Neolife, kuris susipažįstu 2010 metai, kuri priklauso šeimai. Ne? Tada dar nebuvo dukros, jau dabar yra ir dukra perima visą tą veiklą ir įsivaizduojate, ir iš kartos į kartą perduodamas verslas. Vėl man tai reiškia, kad niekas neateis ir nepasakys, kad kažkokie turi įvykti pokyčiai. Tai man duoda tokį pasitikėjimą. Labai yra stiprios šeimos vertybės. Ir aš džiaugiuosi, kad mes einam su tuo šeimos pagrindu ir kad šitoje veikloje gali būti visa šeima. Šiai dienai šitoje veikloje yra ir mano tėvai, ir mano brolis. Ir aš visą laiką džiaugiuosi, kad mes visi apsijungiam tame ir esam labai panašiam kely ir mes galim kalbėti ir diskutuoti, kaip daryti taip. Ir tada yra tas finansinis tvirtas pagrindas ir jokių įsiskolinimų. Šita kompanija yra visiškai švari, jūs galite ją patikrinti, išnagrinėti, kuo jinai yra grįsta, nes jūs turite pasitikėti tą partnerį pasirinkdama, su kuo norite eiti. Ir įsivaizduokite, jinai įsikūrė 58 metais. Tai yra daugiau negu 60, jau dabar skaičiuoti 68 metai, lyderystės mitybos pramonė. Ir pasigilinus tu vis matai, kad jinai yra visur pirmaujanti ir tu džiaugiesi turėdamas tokį verslo partnerį. Ir tai yra daugiau negu 50 šalių ir milijonai patenkintų klientų.
įsivaizduokit, aš pradedu tą veiklą 2010, kai tiesiog tavo visi draugai yra emigravę, išvažiavę ir taip norisi pasidalinti ir šita veikla leidžia dalintis. Ir šiai dienai mūsų tinklas, šitas voratinklis, kaip vis sakau, draugystės, yra išsiplėtęs. Šiandien skaičiuojam jau 7 šalis, kaip turim Daniją, Švediją, Lenkiją, Vokietiją, Angliją, Airiją. Čia galima vardinti daugybę šalių ir mūsų tinklas ten plečiasi ir ten yra žmonių, kurie taip pat nori. Mums kažkaip galvojam, kad tie migrantai, jau jie ten taip gerai gyvena ir jiems nereikia tų papildomų pajamų, bet žinokite, jiems taip pat reikia. O galbūt jų yra tikslas grįžti į Lietuvą ir būti čia, kur jo yra šaknis, nes aš kai buvau tenai, aš jaučiausi ir tikrai prijaučiu jiems, kaip jie tenai jaučiasi. Tai man šita veikla, galvoju, man nereikia apsistoti apie savo kaimelį, per savo regioną, aš galiu labai plačiai kalbėti, tai reiškia, labai mano tinklas gali būti didžiulis. Ir tikrai, manau, uždėkit širdelę, kad, tikrai turite draugą, kuris gyvena kažkurioje kitoj šaly. Nes jūs rašėte, aš mačiau ir Angliją, ir Švediją, mačiau ir kitas šalis, United Kingdom, kad jūs ten esate. Ir ten yra irgi daug žmonių, su kuriais galite kalbėti ir dalintis. Ir Neolife'as eina su tokia misija. Ir tu pajauti, ar tai yra tavo misija, kad kiekvienam suteikiam galimybę gyventi sveikiau ir laimingiau. Įsivaizduojat, jūs į šeimą atnešat galimybę. Kartais tos papildomas pajamas mes įsivaizduojam kažkokias labai didelės sumas galbūt, bet kartais vieną kartą kalbu, žinokit, su viena mama, jinai sako, aš taip norėčiau sūnų leisti pas privatų trenerį. Sakau, o kiek jam reikia sumokėti? Sako, papildomai man reikėtų 100 eurų. Ir tai atrodo, tai yra nedaug, bet šita galimybė gali duoti. Tau reikia tik tai pakalbėti su keletą žmonių, kurie irgi norėtų to paties. Ir tai yra labai lengva daryti. Galbūt kažkas kitas nori, kitas svajoja, galbūt tiesiog susimokėti kažkokią būsto paskolą ir trūksta tų papildomų pinigų. Arbūt šią vasarą kažkas neleido savo keliauti ir ten galbūt nereikėjo visai daug. Tai ir jūs įsivaizduojat, aš, kaip matėt, pačioj pradžioje buvo skaidrė 170 komandos narių. Ir tai yra į šeimą atnešta galimybė, kad kažkas jų gyvenimuose pasikeis. Ir man tai yra viso ko variklis. Nuo bendruomenės iki produktų. Šiai dienai savo komandai jau turi keletą asmenų, kurie irgi taip laisvai gyvena kaip mes, nes buvo jų pasirinkimas besąlygiškai dalintis, nevertinti žmogaus kaip kas ir dėl ko, jie tiesiog nusprendė dalintis šitą galimybę besąlygiškai visiems. Ir tai, tie, kas norėjo, ir tie ir priima šitą būdą. Ir su šita kompanija ateina produktai, nes kiekviena kompanija turi ten vieną ar kitą produktą, Aš pirmiausia turėjau prisijungusi pamilti produktą, suprasti, kaip jisai veikia, ar jisai patenkina mano poreikį. Nes aš negaliu dalintis šitą galimybę, jeigu aš pats nenaudoju šito produkto. Įsivaizduokit, gaminu Mercedesą, bet varžinėsiu su BMW, Čia kažkas panašaus, duokim tokį palyginimą. Ir čia aš tada laukiausi 21, vartojau maistinės medžiagas, nes aš jau turėjau žinias, kad man tikrai reikia maisto papildų nėštumo metu, jaučiausi puikiai, po nėštumo, vaikai abudu sveiki, viskas puiku, aš gavau labai didelį pasitikėjimą tais produktais, Turime ir tą kosmetiką, kuri yra organiška, nes man yra svarbu, ką aš naudoju ant savęs, ir taip pat valymo priemonės man yra svarbu, ką aš naudoju savo namuose, kad aš galėčiau drąsiai rekomenduoti žmogui. Žiūrėkite, jeigu jūs kažką labai faino patyrėte gyvenime, jūs besąlygiškai dalinatės. Besąlygiškai ir sakai, žiūrėk. Atėjo pas mane draugė su išteptais šortais. Sakau, žiūrėk, išsivalys. Ne, sako, man neišsivalys, nes aš jau viską bandžiau, sakau, šito nebandai. Ir viskas pavyksta, dėl to, kad aš tikiu ir pasitikiu ir šitie produktai veikia. Todėl, kad už jų stovi mokslas.
Tai šitą nuotrauką aš visada sakau, pasidarykite ekrano nuotrauką, kopiją ir pasidomėkite, kas šitie žmonės, ką jie veikia gyvenime ir kas stovi už šitų produktų. Ir ta galimybė, tai jinai labai paprasta. Tai kai tu kalbi iš lūpų į lūpas, kai tu išbandai produktą, dalinies ir tu uždirbi iš to. Nes man yra labai svarbu, kaip į mano šeimą ateina pinigai. Ar mano sunkių darbų, kada manęs nėra namuose ir aš negaliu rūpinti savo vaikais, ar tada, kada aš galiu sutikti su pozityviais žmonėmis, dalintis galimybę ir tiesiog kalbėti apie tai. Ir mano vaikai gali būti šalia, mūsų vaikai gali bendrauti, nes tai yra taip paprasta. Tai pirmas dalykas, aš įsigyju produktus kaip konsultantas, aš iš karto gaunu tą mažesnę kainą ir šitoje vietoje įvyksta tokie du dalykai. Tai aš galiu parduoti produktą ir gauti pajamas, nes yra kliento ir konsultanto kainininkas ir žmogus iš karto pardavusi produktą, aš kažkokią taip pat turiu pelną. Bet bus ir kitas būdas, kada aš jau plečiu tą tinklą, kurį aš jums pasakoju. Ir žinot, šitoj vietoj dabar visai neseniai buvom pas giminaičių ir irgi dalinomės apie šitą galimybę, nes jiems buvo įdomu, mes taip sėdėm, sako, ką jūs mums tipo nepasiūlysit? Pasiūlysim, sakau. Ir aš pradėjau pasakoti ir ta moteris, jinai sako, bet čia tų visokių priemonių pilnos lentynos, čia visko yra, žinai, o jie užsijema langų prekybą. Nestandartinių langų prekybą. Ir aš jai sakau, bet tikrai ir langų yra visokiausių pilna, ir pas tą galima užsisakyti, ir pas tą galima užsisakyti. Sakau, o kaip jūs randat klientus? Ai, žinok, sako, pas mūsų yra iš lūpas į lūpas. Vienam idėjom nestandartiškai kažkaip įdomiai padarė, tada tas papasakoja kitam ir sako, mes taip randam klientus. Žinok, čia viskas, aš jai sakau, čia viskas lygiai vyksta tas pats. Tu pasidalinai, kas tau suteikia energijos, kas tau padeda keliauti, kas tau padeda sumokėti už vaiko būrelį ar dar kažką. Jeigu tai atitinka žmogaus poreikiai, jisai pats žmogus prisijungia ir tai jau ir yra veikla. Tai yra žmonės tarp žmonių. Tau ką reikia padaryti? Sutikti žmogų ir su juo tai pasidalinti. Tai ką, įsigijom produktus, mes turim tą geresnę kainą, rekomenduojam kitam nuoširdžiai ir sąžiningai, nes žmonės jaučia, jie turi jausmus ir jie supranta, kada mes kalbam iš širdies. Ir todėl esu buvus, kaip sakau, kitose kompanijose ir kai jau jaučiu, kad kažkas nebe taip, kai aš nebetikiu to produktu, aš negaliu kalbėti. Ir čia 16 metų esu todėl, kad aš tikiu tais produktais. Ir tu uždirbdi dalindamas. Kuo daugiau klientų, tuo daugiau pajamų. Labai paprasta. Ir toliau tas trečias žingsnis, kada tu padedi kitiems tai daryti. Ir tada tavo tinkle tam atsiranda žmonės, kurie irgi prisijungia, kaip draugai, kurie parduoda langus. Ir tada tu darai su jais susitikimais, taip susitinki, geri arbatos, kažką kalbi, daliniesi, kuo jie gyvena, kaip jie jaučiasi. Ir tu pasiūlai šitą galimybę ir tada žmogus, jeigu jisai yra pasiruošęs, jisai visada priims. Ir tai Ingutės nuotraukai, tų piltuvėlių vis atsiranda vis daugiau ir mūsų ta gyvenimo kokybė iš tiesų labai labai gerėja. Tai ką aš noriu jums dar pasakyti, kad mėgaukitės šito procesu. Mėgaukite šitais pasidalinimais, įsikvėpkite kitų žmonių istorijomis, išdrįskit, patikėkit ir supraskit, kad viskas tai yra taip paprasta ir gera daryti. Jeigu mylit žmonės, šita veikla yra jums. Tai dabar noriu pakviesti vieną savo bičiulę, kuri yra Airijoje ir jinai prieš 10 metų prisijungė šitą tinklą žmonių bendruomenės. Ir jinai pasidalins, kaip jinai jaučiasi ir kodėl jinai yra čia. Labas, Edita. Sveiki visi. Taip, mano vardas Edita, turbūt prisistatysiu labiau. Esu ta emigrantė, apie kurią turbūt jau Giedrė minėjo, bet aš tik noriu pasakyti, kad aš imigrantė ne ta, kur visi galvoja, kad atvažiuosiu, užsidirbsiu ir lėksiu atgal namo. Tikrai ne apie mane čia. Aš aplamai esu toksai žmogus, mėgau visada naujoves, visur važinėti, visur keliauti ir aš taip kaip stengiuosi būti ten, kur aš esu, noriu būti sava.
Tai va, esu Edita, gyvenu Airijoje, šiaip jau 27 metai esu emigravus iš Lietuvos, tai jau čia daugiau negu savo amžiaus iš tikrųjų. Tai turbūt su ta migracija, aišku, atėjo visokių iššūkių. Pradžia buvo visokia, bet linksma, man patiko. Tai galbūt pradžia ta buvo tokia, kad, aišku, buvau paieškose šeimos ar kažko tai tokio, dar jaunas žmogus vis dėlto buvau. Po to, kai atsirado jau vyras, vaikai, namai kažkaip toliau einant, aišku, dirbau darbus visokius pradžiai, savęs ieškojau, nesuprantau, nežinau dar ko norėjau tiksliai. Kai viską jau turėjau, atrodo, ir finansai buvo, viskas buvo, atrodo, bet jaučiaus kaip tavo voverė rate. Kad bėgu ir niekur nenubėgu. Nu, tiesiog nematau tikslo, nematau, kam tai daryti, atrodo. Bet kai pagalvoju dabar, tai dauguma mamų taip ir gyvena dabar, vat, kaip tos voverės rate, tai būrelis, tai vaikas, tai darželis, tai žiūrėkit, pas gydytoją vežti, tai tiesiog va taip ir sukausi. Dar prie to man prisidėjo sveikatos problemas. Tai turėjau skausmų, turėjau nuovargį, turėjau energijos trūkumus, visokius tokius nemigas, visko buvo. Ir tada jau pradėjau ieškoti kažko. Tai mano tokie maži žingsneliai prasidėjo, va toks mano apsisprendimas, mano veiksmai buvo tokie, kad pradėjau pradžioj veiksmai kokie, tai kuom galiu padėti savo visų pirma. Tai ir tada į mano gyvenimą atėjo Neolifas. Aišku, užtruko ilgai, nes iš tikrųjų buvo abejonių, daug visko buvo. Tai užtruko turbūt metai su virš, kol aš apsisprendžiau, priėmiau tą sprendimą. Ir tikrai nesigailiu. Aišku, pradžioj mano sveikata pradėjo gerėti, tai labai tas mane pakėlė. Iš tikrųjų, pradėjau daugiau domėtis, kodėl, kas čia atsitiko, kodėl man taip pagerėjo. Ir laikui bėgant supratau, kad esu tas žmogus, kuris myliu žmonės ir mėgstu pagalbą, nes iš vis dirbu visą gyvenimą su žmonėmis, iš tikrųjų pagalba ta toks, saugumas žmonių man labai svarbu yra. Ir natūraliai pradėjo taip, kad pradėjau dalintis, nes jau 10 metų praėjo, aišku. Tai pradėjau dalintis, po to pradėjau jungtis, tokia bendruomenė atsirado mano ir kaip pats sakau, esu migrantė ir galiu pasididžiuoti, kad turiu tokią grupę, bendruomenę moterų, kurios mes labai dažnai susitinkam, bendraujam, naujų moterų įvedam į savo grupelės. Iš tikrųjų, tas toks mane labai po šią dieną vis žavi ir adrenalinas pas mane nesukyla, kad aš noriu tai daryti ir aš kiekvieną, kad man akis dega, kai kažką organizuoju. Aplamai organizuoti labai mėgstu. Tai, o kas liečia tas per tą 10, kas pasikeitė, tai tiesiog galiu sau leisti keliauti, kada noriu, su kuo noriu. Vyras gali sau leisti investuoti, nes man nereikia pinigų duoti, nes aš pati save jau turiu dar darbą mylimą, tai ir kažkaip tai jis investuoja, jis ten daro kažką, aš nieko nesusigaudo, apie tai, kaip Giedrė sako, čia ingutės, ten ta pusė finansai. Bet aš save įsilaikau, ta prasme, kad aš galiu sau leisti ir keliauti, ir su vaikais, ir be vaikų, jau kaip man patogu ir noriu. Ir labai džiaugiuosi už tai. Bet ką norėjau dar labai pabrėžti, kad gyvenimas dažniausiai pasikeis. Ne? Mes nežinom, kaip jis pasikeis po 10 metų ar po 5 metų, kur mes save matom. Ir čia tik nuo mūsų priklausys, kaip pasikeis. Tai aš noriu palinkėti daugam, kas dar vis abejoja, vis dar galvoja, kad, žinokit, geresnio laiko už dabar nėra. Nebus niekada, kad bus daugiau pinigų ar daugiau sveikatos, to nebus niekada, žinot. Vaikai užaugs, po to gali būti per vėlu jau. Dabar reikia vaikams sveikatos, dabar jums reikia energijos, vyrui turbūt reikia nuo miego tabletės, gal stresas, o ne? Čia nežinot, kam ko reikia, čia visiems skirtingai, bet tikrai labai esu dėkinga Neolife kompanijai, iš tikrųjų, kad ir mane pakeitė kardinaliai, galiu pasakyti, nes Ingutė kaip kalbėjo, iš tikrųjų kardinaliai pakeitė. Mano mąstymas, mano požiūris į viską iš tikrųjų labai pasikeitė. Tai ir turbūt tik tiek, kad norėjau pasakyti ir ačiū, kad išklausėt mano istoriją. Dėkoju tau, Edita, labai. Iš tikrųjų, esu girdėjusi labai fainą frazę, kuri skamba taip. Šiandieną mes esame jauniausi, kada dar šiandieną esame jauniausi, kada dar būsim. Taip kažkaip skamba. Ir iš tikrųjų, šiandieną yra ta diena, kada mes galime padaryti tą sprendimą. Tikrai. Ir labai geras palinkėjimas, Edita, dėkoju tau. Ir šiandieną taip pat dar noriu dar 2 žavias damas pakviesti, tai Irma.
prašau, pasidalink savo patirtimi ir tą kelionę. Labas vakaras visiems. Aš esu Irma iš Kauno. Į gyvenimą iš vaikystės aš atėjau su labai dideliu nevertumu. Kai mano tėvai kasdien sakė, kad mes esame ubagai, mes negalim sau leisti skaniai valgyti, mes negalim važiuoti prie jūros, mes neturėjom vaikai tokių gražių rūbų, kaip kiti turi. Aš kasdien iš mokyklos pareidavau šlapiom kojom žiemą. Ir žinote, aš kaip vaikas stebėjau kitus ir mačiau, kad kiti žmonės gali sau leisti ir gali labai daug sau leisti. Ir aš priėmiau tokį sprendimą, kad aš turiu gerai mokytis, kad baigčiau mokslus ir kad gaučiau gerą darbą ir kad uždirbčiau daug pinigų. Aš įsivaizdavau, kad pinigai išsprendžia visas problemas. Ir iš tikrųjų man tas pavyko, tikrai nebuvo lengva, mano kelias buvo labai ilgas ir duobėtas, bet aš baigiau mokslus, gavau labai gerą darbą, bet dirbdama baigiau kitą universitetą, atsirado turtai ir gyvenimas atrodė tikrai, kaip kiti sakydavo, dirba švarų darbą, pinigų yra, viskas tvarkoj, bet paskutiniuose darbuose aš jaučiausi tokia tarsi uždaryta į didelę kartoninę dėžę tarp 4 sienų. Aš norėjau laisvės, aš norėjau gyventi. Ir į mano gyvenimą atėjo Neolife. Niekada nepamiršiu to pirmo pristatymo, kada aš atėjau ir ten buvo taip ramu, taip gera, žmonės šypsojosi, vienas kitą apsikabino, džiaugėsi, klausė vienas kito, kaip tu laikaisi, domėjosi vieni kitais ir man tai buvo vau. Ir aš galvojau, ir aš taip noriu gyventi. Ir tikrai man irgi ir tas pavyko, bet irgi nebuvo kelias lengvas ir greitas. Man užtruko 10 metų pasiekti Emerald titulo ir kai pasiekiau, iš karto išvažiavau į lyderių mokyklą, irgi kvalifikavausi ir grįžau užsidegusi ir galvojau, čia dabar darysiu, eisiu toliau ir žinot, atsitiko gyvenimas. Nusipirkau namą, mano sūnaus nauja liga ir aš galėčiau ieškoti daugybės pasiteisinimų, jų rasti ar ne, bet aš suvokiau vieną dalyką, kad ir vėl man koją pakišo mano nevertumas. Aš tiesiog supratau, kad aš nevertinu to, ką aš pati darau. Aš nepasakiau, kad mano veikla per visus tas bėdas mūsų pradėjo. Tiesiog aš iškritau iš Emeraldo ir sugrįžau, galima sakyti, į pradinę padėtį. Ir aš tada supratau, kad aš nevertinu to, ką aš turiu. Aš pamiršau, kad atėjus į Neolife prasidėjo didžiausi pokyčiai mano gyvenime. Aš pamiršau savo sveikatos istorijas, savo visiškai neįgalaus sūnaus istorijas, kai aš net netikėjau, kad galima kažkuo jam padėti. Aš nevertinu savo žinių, aš nevertinu produktų, kuriuos turiu, kompanijos. Žinote, kaip būna šeimoj, kai vyras ir žmona labai daug metų gyvena kartu, ar ne? Ir jie nustoja vienas kitą vertinti. Tai aš supratau, kad man taip atsitiko su Neolife. Ir žinote, aš sustojau ir pasakiau sau stop. Viskas, aš esu verta. Aš esu verta būti kvalifikuota. Aš esu verta gauti stabilų atlyginimą. Aš esu verta padėti žmonėms. Ir kadangi aš turiu daug veiklų, susikoncentravau tik į Neolife. Ir žinot, įdomiausias koks dalykas,
kad kai mano veikla vėl pradėjo kilti, mano visos kitos veiklos taip pat nenukentėjo. Jos taip pat vyksta, jos kažkur šalia, bet aš esu susikoncentravusi į Neolife, nes ten, kur yra mūsų energija, ten yra ir rezultatai. Aš sugrįžau į Emeraldus ir patekau į top 100 geriausių Europos konsultantų sąrašą. Ir aš noriu, aš tikiu, aš esu verta. Ir žinot, Biblijoje parašyta, kiekvienam bus duota pagal jo tikėjimą. Šiandien ryte perskaičiau tokį postą, kur rašė, kad šiais laikais žmonės turi viską. Ta materialinė gausa yra tokia didžiulė, kad žmonės pradeda jausti tuštumą viduje. Ir ji uždavė klausimą, ką jūs darytumėt, jeigu nebereikėtų uždirbti pinigų? Ar jūs dirbtumėt darbą tą, kurį dabar dirbate? Ir aš atsakiau savo, taip, aš dirbčiau Neolife konsultante, nes tai yra prasmingas darbas. Šita veikla yra man prasminga ir prasminga kitiems žmonėms. Aš šiai dienai jaučiu visišką pilnatvę. Aš galiu sau leisti vidury savaitės, kai kiti dirba nuo 8 iki 5, išvažiuoti prie jūros. Aš galiu sau leisti investuoti į nekilnojamąjį turtą. Aš galiu sau leisti prižiūrėti pati sūnų namuose. Aš daug galiu ką leisti sau, nes aš esu laisva. Ir jūs kiekvienas atsakykit sau į šitą klausimą. Ką jūs darytumėt, jeigu nebereikėtų uždirbti pinigų? Dėkoju už dėmesį. Dėkoju ir matau labai. Tikrai jautru, čia komentaruose jau tau tikrai širdelė skrieja ir būtent ir visa šita bendruomenė kuria visą tą vertę, tos vertės auginimas, būtent kaip ir aš minėjau, lygiai taip pat tas pasitikėjimas, kam vertė, kam baimių pašalinimas iš mūsų gyvenimo. Būtent šitoje bendruomenėje mes viso to mokomės ir galime tai daryti ir vat kiekvieną kartą. Tai nereiškia, kad, žinot, kaip sako, kalneliai kyla viskas tik į viršų. Ne, gyvenimas yra gyvenimas, bet mes šiame gyvenime mokomės to visi kartu. Ir tai yra labai didelė jėga. Iš tikrųjų, dėkoju, Irma, už tavo labai stiprią istoriją. Ir dar vieną istoriją norėčiau paprašyti Vilmutės, Vilma Ribinskienė. Labas vakaras. Kaip ir pristatė, aš esu Vilma. Neolife į mano gyvenimą atėjo visiškai netikėtai, bet su visomis galimybėmis. Kaip ir daugelis, aš atėjau dėl sveikatos problemų. Mane labai vargino nemiga, karščio bangos, buvo išsiderinusi hormoninė sistema. Bet kai pradėjo savijauta gerėti, aš supratau, kad šitie produktai yra nuostabus ir kad šitų produktų reikia ir mano šeimai, nes iš tikrųjų turbūt nerasi sveiko žmogaus šiais laikais, visi kažkokie turi savo problemėlę savo gyvenime. Ir pradėjau dalinti su savo vaikais, su aplinkiniais, su draugais, bendradarbiais. Tai pradėjo augti mano komanda ir į mano gyvenimą pamažu atėjo visi produktai. Iš karto pradėjau nuo maistinių medžiagų, o dabar visa parduotuvė yra pas mane. Ir tai yra tokia nuostabi veikla, apie kurią negalėjau net svajoti. Kodėl taip sakau, nes tikrai esu bandžiusi daug įvairiausių veiklų, kurios nedavė tokio rezultato. Ir noriu palyginti su tradiciniu darbu, nes aš dar dirbu tradiciniam darbe, truputį sutrumpintų darbo krūvių 5-6 valandas ir ten yra fiksuotas atlyginimas. Ir tas atlyginimas kyla
pamažu ir retai. O Neolife dabar irgi prieš renginį kažkaip pagalvojau, kiek aš laiko skiriu. Nu tikrai daug laiko neskiriu Neolife veiklai. Turi būti sąžininga, gal valandą, gal 2 per dieną. Na, jeigu važiuoju į kokį renginį, tada gal truputį daugiau. Bet taip, iš tikrųjų, laiko daug neskiriu, o pajamos yra kartais dvigubai didesnės negu tradiciniam darbe. Tai yra, dalinuosi su žmonėmis, bet ne visi išgirsta. Bet turbūt išgirsta tie, kurie yra pasiruošę, kurie nori pokyčio. Nes tai yra nuostabi kompanija su savo visom galimybėm. Ir ką aš čia gavau? Ne tik nuostabius produktus, bet ir mokymai. Tik Neolife dėka aš labai patobulėjau. Ir savivertė pakilo, pasitikėjimas ir tiesiog toks mokymai yra verti, kartais žmonės už tokius mokymus moka net 100, o mes čia gaunam tiesiog nemokamai. Tik reikia pasijungti Zoomą arba šiaip kažkur tai nuvažiuoti į kokį tai renginį. Labai svarbu yra bendruomenė. Labai nuostabi bendruomenė, kuri palaiko, padrąsina, paskatina ir tikrai norisi toliau eiti į priekį. Ką dar aš atradau? Tai yra kelionės. Iki Neolife aš tikrai esu aplankiusi labai nedaug, tik artimiausias šalis kaimininės, o dabar kiekvienais metais keliaujam, o svarbiausia tos kelionės su nuostabia bendruomenė, su pozityviais žmonėmis tikrai labai įkvepia ir tikrai yra labai vertingos. Ko visi žmonės nori? Tai geros sveikatos ir pinigų. O Neolife visą tai ir suteikia. Ir labai džiaugiuosi, kad tada aš pasakiau taip šitai galimybei, kad aš priėmiau, kad pradėjau vartoti tos produktus ir supratau, kokie jie yra vertingi. Nes 7 metai, jau rudenį bus 8 metai, gyvenu be vaistų ir visas iškilusias problemas išsisprendžiu su maistinėm medžiagom. Ir kaip ir minėjau, pakilo savivertė ir savijauta, ir kelionės, ir tikrai daug gėrio įnešė į mano gyvenimą, tiesiog gyvenu kokybišką gyvenimą. Galiu pasakyti, padrąsinti tiem, kurie dar abejoja arba gal naujiem žmonėm, kad tikrai verta rinktis Neolife, nes Neolife tikrai yra naujas gyvenimas, bent jau man. Na, o ko reikia? Svarbiausia, reikia norėti. Tai ačiū, kad klausėt, toks mano trumpas pasidalinimas. Dėkoju tau labai, Vilma, tikrai. Ir iš tikrųjų, pabaigai aš gal tiesiog noriu grįžti prie tos pačios pradžios, kad kaip ir istorijose negirdėjom, kad mes tikrai norim daugiau ramybės, daugiau laisvės, turėti tą pasirinkimą. Ir norim tokio rezultato, bet kartais žmonės nori tokio rezultato nekeisdami savo veiksmų. O iš tikrųjų yra tai, kad mūsų pasirinkimai kuria mūsų gyvenimą. Ir lygiai taip pat kaip mūsų nepasirinkimai kuria mūsų gyvenimą. Tad jeigu nusprendžiate, kad nieko nekeisti, tai irgi yra pasirinkimas. Jeigu nuspręsit nesidomėti, tai irgi yra pasirinkimas. Bet jeigu nusprendžiame, kad liksime ten, kur esame, nors viduje žinome, kad norime kažko daugiau, tai bus irgi pasirinkimas. Todėl šiandien aš ir mes visi kiti nesakom priimti sprendimų. Mes tik norime pakviesti jūs pasidomėti. Jeigu šiandien kažkur viduje pajutote, galbūt aš norėčiau turėti tokį papildomą pajamų šaltinį. Galbūt norėčiau sužinoti, kaip tai veikia iš tikrųjų ir daug plačiau. Tada būtinai pakalbinkite žmogų, kuris jūs pakvietė čia, paklauskite, pasidomėkite, nes kartais
gyvenimą būtent pakeičia ne kažkokie dideli sprendimai, ne kažkokie dideli įvykiai, o tiesiog paprastas pokalbis su žmogumi apie galimybės. Ir iš tikrųjų šiandieną dėkojame Jums, kad skyrėte laiką, skyrėte savo vakarą žiniom, savo ateičiai. Ir tiesiog norim priminti, kad tikrai Neolife yra auganti kompanija, auganti bendruomenė ir kiekvienam suteikia galimybę gyventi tą sveikesnį ir laimingesnį gyvenimą. O kartu sustabdo būtent ir tą prastėjančios finansinio streso tą tendenciją ir gali tiesiog atnešti Jums pokytį. O ar tas pokytis bus, priklausys nuo Jūsų sprendimo. Tai dėkoju dar kartelį ir gražaus Jums vakaro ir gerų sprendimų. Ačiū visiems, apkabinam ir iki sekančio renginuko. Būkim kartu. Recording stopped.